ką tik pamačiau žiurkę. Didelę. Fuck. D206 DD206เข้าได้ที่จอดเดินทางไปยังพิษณุโลกNu ką, numetėm kuprinės visą dieną keliavom laivu, ten 2 valandas, tiksliau katerio. Greituoju tada į Bankoką vėl ir į Urdontanį. Einam žiūrėti, ką turim. Tai Seloj savo pasirodymą pasamui užbaiginėjom per Kalėdas, kai atsikėlėm pakučių ryte, kažką paveikėm ir prie baseino pasišildyti, pasideginti, pasimaudyti, pasiplaukėt, pagulėti ir žodžiu antrą Kalėdų dieną susipakavom ir varėm į Urdontanį, į Šen regioną, taip pat į Dontanį. Toks visiškai kitoks miestas, nes nėra ten turistų. Ir toks atvažiuoja ir biški supranti, kad tie tailandiečiai nėra tokie, kokie yra ten, kur daug turistų. Nes tu ten jiems super įdomus įsienė. Toks netrukdyk mūsų ritmai. Nėra, kad nemalonu, gal kaip tik fainai, kai pamatyti realybę tikrą, o ne kažkokias prievartaujamas jachtas, kur ten visi kaip marionetės, ne. Tai o pats Urdontanis toks, ką žinau, industrinis miestas. Tai ką fainai atvarė, tik tai visiems iš karto radom. Pirmą dalyką tai vyko kažkoks šiuolaikinio meno festivalis. Tai šiuolaikinio meno festivalis toks. Žiūrim. Su KMN bliuzonu. Tirštai valyti.แวะไปมาทนหามันแล้วให้ใจคนมาทันมีเมียผู้ใดลานี่ละผู้ใดลาพอนั้นดอกเด้อดอกผัวเอ้ยตายเจอกันไหมวันนี้เป็นสีทุ่มเดือนประมาณครับกับพวกเราวันนิวไลฟ์ซาวเห็นใจคนมีเมียเปรียบมาหาทุกวันจะแบ่งปันแต่สมัยเธอก็รู้ว่าพี่รักเธอเพียงใดเฝ้าห่วงใยอยู่ทุกวันเวลาเรื่องภรรยายังไม่มีเพื่อครอบครัวให้
เอาเป็นพักน้องเอาไฟและจะหูกันแค่2 คนพักกับบ้านกันโดนจุดระเบียงเรื่องราวยอมเสียสาว Pirma Dontanio vakarienė. Su vietinukais. Vėl to puodo atvarėm pavalgyti. Ir aš kaina namo. Bruono namai. Labai daug skaičiuoti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12 gal. Cigarečių nupirkti. Tai ne pirmas aukštas iškrisi. Ir ten apačioj. O tam pirmam, kas pirmam jau Black America. Pono. Čia kažkoks vakarėlis buvo labai didelis. Labas rytas. Pirmas rytas su Dantani. Kol kas esam be transporto priemonės ir kol kas dėl transporto priemonės yra liūdnoka. Nuomose šitą mieste nėra didesnių motorolerių, yra ten didžiausia 100 šiam, kas žiauriai nepatogu ir nėra nei krepšių, nieko, tai nelabai tinka. Tai šiam pasivaikščiot bandom susirasti kažkokį nestandartinį būdą, nes standartinis jau nebepaeina. Kažkokį mačiau motorolerio buvo uždėti tipo mototurs, tai gali būti, kad kažkokie turai, bet gal iš tų turų būtų galima išsinuomoti motociklą, arba kitas variantas yra bandyti pildyti vizą, nes iki Laoso yra 7 kilo, pildyti vizą ir gal gautumėm ir tada rytoj rytas autobusų varyti Vientianą į Laosą. Jau 5, dar neturim sprendimą, kur čia blėti. Ką čia daryti? Ar į Laosą, bet Vientianas, sostinė, vėl miestas. Yeah. Oh, that's right. Max. Okay. Labas iš Udontanė. Nežinau kaip kirčiuoti. Toks, nežinau, Panevėžys. Žmonių nėra daug, bet miestas 9 pagal dydį. Iki Laoso sienos mums dabar yra 70 km. Tai nebijokime, Kambodža čia nieko nevyksta. Bet yra čia baltųjų, bet nėra turistų. Absoliučiai turistų nėra. Nei vieno nemačiau keliaujančio, bet yra baltųjų. Tai ką čia veikia tie baltieji, tai čia dabar kelias valandas aiškinausi, kol išleisi. Žodžiu, čia Tailandas, Vietnamo karų buvo sąjungininkas su Amerika. Ir kur dabar yra uostas, kur atskridom, seniau buvo Amerikos karinė bazė ir iš čia atakuodavo Vietnamą. Ir kadangi čia buvo daug kareivių, tai jam čia reikėjo ir pramogų. Tai čia yra tokios kelios gatvės su daug barų senų vakarietiškų. Ir daug čia yra šeimų, tokių hibridinių. Ir atvaro lankyti, arba paskui atvarydavo su vaikais ir kažkaip užsisukę, bet tokie visi vyrai, kaip minimum virš 40 dabar kai kurie jauni atvaro, nes dabar čia kažkaip tam Isan, šitam regione, kur yra Udontanė, tai paplitę, kad čia atvaro žmonos ieškoti. Skandinavai
vokiečiai, airiai, olandai, amerikiečiai, australai, tipo, nusivylę, arba ten miršta žmonos, arba nusivylę tuo vakarietišku gyvenimu ir atvaro čia. Čia pigu, moterys gražios ir gyvena. Tai aš sakau, tipo miestą daug senių, tai yra tokius jau daug maišytų vaikų, kuriam jau ten po 20 metų atrodo. Tai toks vat keistas ypatumas šito miesto. O mes rytoj arba iki Laoso, Kotryna dabar Muay-Thai, aš išėjau čia ieškoti, kaip sutvarkyti šitus reikalus dėl rytojus, arba važiuojam į Loi regioną ir dar šitam regionui malamės į tokį Čenkan prie Mekongo upės kaimą medinį. Ten labai gražu, ten panašiai kaip varėm į Čhajamają Žontlupą iš Čiangmajaus, kur ten tie vienuoliai buvo. Tai ten irgi yra panaši vieta. Bet čia nėra nuomoti didelių motorolerių. Šiandien buvau išsinuomojęs mažą, neina pavažiuoti, tipo keliai remiasi į vairą. Vis nėra turistų, tai nėra kam jos nuomoti, visi nusiperka čia savo ir jas dideliais nevažinėja. Gal važinėja, bet nėra nuomoti. Ir dabar dar tas sezonas čia, kai visi atvaro pas tas šeimas per Kalėdas ir visi išsinuomoja. Tai nelabai ir yra. Ir mašinų nelabai yra, bet va dabar radau vieną. Tai turbūt imsi mašiną ir tada važinėsim čia, arba nežinau, arba varom į Laosą. Bet čia tas Vientianas yra sostinė Laoso. O tai tokia nėra labai įdomi. Ten yra daug įdomesnis miestas Luang Prabang vadinasi. Nu, ten daug šventyklų labai įspūdingas, bet šis tos tiesiog biznis sostinė. Naujoviška. Kiek gali būti naujoviška. O Laoso važinėti tenai su motociklais reikia važinėti tik tai su šitais krosiniais. Ir dviese nelabai su krosiniu pavažiuosi, nes ten žiauriai lievi keliai. Tai va, tai nežinau dar ką darysiu, sugalvosiu už valandos. Geras. Gal užtaikėm į scenę, nes į scenę daugiau nieko nėra ką veikti, Ne, nėra taip, kad nėra ką veikti, tiesiog čia yra svarbiausias dalykas, tai maistas. Ir aš bandžiau Kosamui gauti tą įseną maistą, tai nelabai. Tai yra larbmų ir kojoktų, ar kažkaip pavadinasi. Tai bandysim. Beje, čia turgus, čia tai dabar esu labai mažoj daly, tai ten už manęs. Čia maisto, tai didžiausias turgus, kokiam esu buvęs, tai pavalgęs pafilmuosiu. Pamiršau nufilmuoti, kad valgom. Antrą kartą tik tai aštru. Larmų tai faršas, dekonstruotas kotletas. Čia atrodo kaip sėdyšė, bet tiesiog ant grilita mėsa. Aštri rūgšti labai. Ir pas mane rūgšti. Ir skanu. Kur buvai prieš vakarienę? Bokso treniruotė. Visai yra hipsterinis, yra turgus, bet šiaip labai toksai 3 turgus susijungimas. Rūbų, ten toliau maistas tas didelis. Čia toks hipsterinas. Atrodo lyg negyvas tas miestas, bet jis toks gyvas, tik tai Matijošaitis. Bet jisai toks sunkiai atrakinamas, bet atsirakina.找替自己的感受。
tuk-tukai tik tai šitam mieste, va tokie. Bangkoke visiškai kiti. Ir šitas koks išlaižytas. Wow. Nice tuk-tuk. Labas rytas. Paliekam Žentų miestą Kudantanį. Buvo priiminėjami vakare ilgai sprendimai, ką daryti, likti į Senę, varyti į Čenkan miestelį, kaimelį ir pasiemus mašiną čia važinėti. Bet neramina ta siena, kad čia yra už 7 kilų ir labai norisi per ją pervaryti. Tai taip ir darom. Varom įsikviesim taksą, varom į žodžiu tokį pasienio miestelį. Ten bandom eiti per tiltą, bet reikia vietoj pasidaryti vizą. Reikia įsikeisti dolerių. Turim grinų. Eisim bandyti eurus į dolerius, nes ten pagrindinis pinigas, jų vietinis pinigas yra, bet doleris ten yra karalius. Tai bandysim eiti per sieną, tada perėję per sieną pervažiuoti iki Vientiano, iki sostinės, Laoso. Tai va, tai nuotykiai prasideda. Tutu. Nerandam kur karočiai įsikeisti baksas. Yra tik prekybos centre, kuris atsidaro už valandos. Nu ką, prie sienos į Lando Laosą ir eisim tvarkytis vizą. Reikia šaibus keisti, vis dar neturim. Nu, koks fainas poniukas filmuotas. Ką, praėjom sieną, pasiėmam tuk-tuką, neveikia glebas, pinigų, vietinių dar neturim. Iškai permakam batais, bet kažką susitvarkysim. Varom į viešbutį. Tai laukiam tuk-tuko, bet pamatėm, kad pardavinėje čia yra bizono odos čipsai su plaukais. Buivalo, tuo, bizonas visą maišų. Kopčia. Kopčiai. Kopčia. Jūsų milijonas. Milijonas. Tik yra eurą. Greit padaužyti per teliką biškį. Gerai, pirmas mintys apie Vientianą. Tai aš vaikštau vidury centre sostinės Žiedė. Vidury gatvės.
Rūtai atvažiuoja. O mikrofoną įsisegiai? Pasiėmiau, bet neįsisugiau. Radom juodos duonos. Gal reikia nusipirkti. O sviesto, ne? Ko dar? Sūrio. Bandėm nusipirkti juodos duonos, tai paskaičiavo gaunasi 12 eurų. Kepaliukas. Nu, kaip ir buvo kalbėta prieš tai deginam aguonas. Geriam kavą. Nu. Matytas stiliukas, ne? Vyresniems žiūrovam. Papasakok. Šitą betoną jie gavo dovanų iš Amerikos, bet jis turėjo būti skirtas gal kažkam oro uostui, bet jie pasistatė triumfarką. J'avais envie de dire bonjour à n'importe qui, c'est fait toi, je t'ai dit n'importe quoi. Il suffisait de te parler pour t'apprivoiser. Oh, Champs-Élysées, oh, Champs-Élysées. Au soleil, sous la pluie, à midi ou à minuit, il y a tout ce que vous voulez aux Champs-Élysées. Tu m'as dit, je rendez-vous dans un sous-sol avec des fous qui vivent la guitare à la main de soir à matin. Alors je t'ai accompagné, on a chanté, on a dansé, et l'on n'a même pas pensé à s'embrasser. Oh, Champs-Élysées, oh, Champs-Élysées. Au soleil, sous la pluie, à midi ou à minuit, il y a tout ce que vous voulez aux Champs-Élysées. Oh, Champs-Élysées, oh, Champs-Élysées. Au soleil, sous la pluie, à midi ou à minuit, il y a tout ce que vous voulez aux Champs-Élysées. Hier soir, deux inconnus, et ce matin sur l'avenue, deux amoureux tout étourdis par la longue nuit. Et de l'étoile à la... Prekybos centras, pramogų parkas, anūkėlis tik padidintas. Šišos sujudimas. Visi perka auksą. Kodėl? Nieko originalaus. Vakarėjantis Vientianas. Einam turgų. Pažiūrėk. Gero labai iš viso kelionį, kas eksperimentuoti dėl tokių fundamentalių dalykų. Kaip turgų vakare. Jeigu būtum labai religingas, tai bažnyčia pokeris, kaip bažnyčia sekmadienį. Nėra ką čia prisvaigti.
Vyksta sunset fishingas. Bet tikrai gražu, bėkime. Mašylė, tu atrodo kaip kuvalda. Labas vakaras. Tai nieko, va, ką tik į Mekongą. Ne visai į Mekongą. Kur tu? Į Mekongą nuleidom upę, sakau, saulę. Einam valgyti. Nieko, kažką pasivaikščiojom. Kitoks tas Laosas. Dar nepilnai aišku koks, bet papasakosiu. Bet komunizmas nesimato, nesijaučia, bet matosi biškai. Kalniukai čia jau, ne, kažkokiai. Ar tai tiesiog paprasta šeima? Ne, tai tokia jinai pasidažius, matai kaip... Jos daug kas tik dažas. Tik nuo akių iki žandų, tik toks stilius yra. Nu, čia papnekalniai. Ne, bet čia sukneliam tokiom komuneginiam. Čia tipo tokia, kur paprasta šeima. Radau kontrabandinį vietelę, kur pardavinėja cigarečių. Ir ponas dėmesio, kinietiškas. Iš tai pakelį rūkydavau Kinijoje, bet dar ir daug, kokius 8 rūšis. Taip pastoviai rotuodavau, o ragavęs tai daugiau, nežinau, 20 gal 20. Esu, manau, ragavęs 20. Tai ką aš noriu pasakyti, kad kinietiškos cigaretės, kinietiškas tabakas yra visą galvą aukščiau, nežinau, viską, amerikietiškas, bet ką esu ragavęs, tai kinietiškas tabakas yra number one. Visiškai. Švara, tipo, toks visiškai kitas dūmas, nice. Tai reikės gal užsipirkti. Tai prieš kokius 30 daugiau metų toksai korėjietis dirbo jisai įmonėj Korėjos vienoj ir gavo paskyrimą važiuoti į Vietnamą. Jis sugalvojo, kad jam pačiam gal pavyks atidaryti verslą Vietname, nes tais laikais ten Vietnamas kažkaip visai būmino. Ir jisai painvestavo, atidarė fabriką, bet kadangi Korėjos dideli fabrikai atėjo, tai žodžiu jis nepakonkuravo. Tada jisai iš Vietnamo atvarė Laosą. Ir Laose jis turėjo $200. Laose tuo metu nebuvo iš vis mašinų industrijos jokios, automoto jokios. Žmonių čia nėra daug šiaip, bet vis tiek reikia kažką jiem kažkaip važinėti. Jis pradėjo importuoti iš Korėjos mašinas senas, o paskui pradėjo surinkinėti mocis vietoj, labai pigius. Tai jam dabar priklauso trečdalis automoto industrijos ir jis importuoja Kijas ir Hyundais, man atrodo, turi banką, dar ten rezortai, žodžiu, ir Kolao. Korėja Laosas yra ta imperija, jis yra turtingiausias Laoso užsienietis. Korėja irgi labai skaitos turtingas žmogus ir daugiau yra korėjiečių čia verslininkų. Žodžiu, prieš 10 metų buvo realybės šou, kaip 3 Korėjos populiarūs labai aktoriai važiuoja per Laosą. Ir Korėjos jaunimas dėl to realybės šou išpratėjo ir pradėjo čia atostogauti važiuoti. Ir viską veikti. Štai Vientiane ir Vangvieng, ne, šalia visai miestelis. Yra labai daug korėjiečių restoranų ir labai daug sodžių, šnapso ir nes tiesiog tai daug korėjiečių. Taip yra. Ir tiesiog tada jiems reikia visko kas korėjietiškas. Tai šiaip įdomu, nes Vietname irgi daug korėjiečių ir mes pernai, kai buvom Fukoko saloj, tai matėm daug labai atostogaujančių, bet toj Fukoko saloj netgi yra LG gamykla irgi. Tai jie tipo čia tiesiog, jie čia valdo beveik viską. Čia pakankamai taip pagalvoji. Ir šiaip daug tikrai iš veidų matosi, kad daug korėjiečių. Jo, tai va tokia įdomi istorija. Gerai senis pradūrė.
buvau paragauti šitų. Čia yra buivolo jaučio sausgyslės, žiauriai skanu. Yra daug tos citrinžolės, bet geras. Mane erzina, kad aš labai didelis ir turiu atsitraukti ir nelabai matosi stalo. Tai vis dar doroju tą baklažaną. Valgau, tai nemokinu niekas. Iš šaukšto pasiimu, tai prigramdau, darau. Ir tada iš šaukštą su lazdelėm. Tai pirmą kartą matau tą baklažaną iš viso Azijoje, kad darytų. Bet suprantu, dėl ko. Tai žodžiu, ta tekstūra, jo žino, kaip baklažanai iškeptais į košę pasidaro. Tai įsikeptas ant griliaus, perpjauna didelį baklažaną, tokio didžio baklažaną, žalią, perpjauna išilgai, padaro tokią filę. Tada tenai prideda kiaulienos spaisį, prideda prieskonių, mėsa ir baklažanas ir kepa ant griliaus. Mėsa jau būna apkepta. Daug žiauriai česnako, prieskonių. Ir kai iškepa baklažanas, kai valgai mėsą, toks jausmas atrodo kaip žuvis, nes ta košė yra. Ir dėl to suprantu, dėl ko čia mėgstamas yra toks patiekalas. Ir šiaip lengvai pritaikomas, jisai ir galima pabandyti tikrai įsikepti ant griliaus ir aš taip turiu. Gal net 9,8.